Rytą pradedam nuo žvakės. Šitą labai keistai dega. Atrodo, iš vis nedega. Labai ilgai dega. Gal ir gerai. Sakiau, kai sulauksiu 1000 prenumeratorių, nusipirksiu normalų laikiklį kameras, nes su šitu trikoju tai nėra jis blogas, aišku. Viskas gerai su juo, tik tai nepatogu, nes aš pati savęs nematau. Nes eina va čia per vidurį tas laikiklis ir sunkiai, kai nori peržiūrėti, nenuėmus telefoną. Pasiruošę eiti lauką. Pifai. Pifai. Šalo kojytės. Labai gražus rytas. Ką tik po pusryčių. Pifai. Nu, gražu. Labą dieną. Kas čia padaryta dabar meškiukui? Čia gal tikriausiai daug. Nes man atrodo, šitas dalykas yra labai aštris. Neragavus aš jo, bet mačius per tiktokus ir visokius kitokius dalykus. Pomidorai. Na, pomidorų šitos sultis. Dar įvarysiu siračos, nes man patinka, kad kai labai aštru būna. Kas paliekam, tada troškintis kuriem laikui. Po to paragausim ir žiūrėsim, ar dar reikia kažko ar ne. Aš dažnai, kai namuose būnu, užsitraukiu tiesiog užuolaidas, man patinka tamsoj sėdėti kaip urvinis žmogus. Šiaip patinka visi metų laikai man labai, kai buvau jau mažesnė, tai patiko žiema, nes žiema mano gimtadienis. Tada patiko vasara labai, nes nereikėjo mokyklai eit. O dabar tai supratau, kad man ruduo gal labiausiai patinka, nes vasara taip labai fainu, ten prie ežero, gamta, visa kita, aš kaip dievinu gamtą, man būt miške tikriausiai vienas iš fainiausių dalykų, geriausių dalykų, bet tada, kai, nežinau, vasaros pabaiga, tai vis tiek atrodo, bent jau aš pavargstu nuo to šurmulio, nes vis tiek kiekvieną savaitgalį tikrai kažką veiki, ar ten su draugais, ar su giminėm, ar kažkur varai, ralis, koks nors festivalis, dar kažkas, visą laiką kažkoks judėjimas tas. Ir kai būna vasaros pabaiga, atrodo, kad aš jau jaučiuos pavargus nuo to viso šurmulio, nuo to viso bėgimo, lėkimo, noris tiesiog niekur nebevaryt, o savaitgalis namuose ramiai praleis, kad ir filmą kokį pažiūrėt ar dar kažką. Tai supratau, kad ruduo gal dabar bent jau šiuo momentu yra vienas iš mėgstamiausių mano laikų, nes dabar, kai atėjo ruduo pavasarį, nes šį vasarą tikrai, ypač rugpjūčio mėnesį atostogavom, tai visą savaitę praleidom tiesiog prie ežero ant leptelio, nieko absoliučiai neveikėm, gulėjom ir deginomės. Niekad gyvenime nebuvau taip įdegus, nes, aš šiaip, matot, kad man strasdanota tokia oda, balta, nes aš seniau, kai tik pradedu degintis, tai iš karto mane raudonai ima, kai aš kaip krabas atrodau ir nusilupa ir visą kitą. Tai žodžiu, tikrai, kad aš negalvau, kad galiu įdegti rudai, bet po to savaitės, aš atsimenu, mes nuvažiavom į Maksę pasivaikščioti, ištraukti civilizaciją, nes aš net savęs veidrodį nebuvau mačius visą savaitę. Aš nuėjau į Tūliką Maksai, aš pamačiau, kaip aš atrodau, man buvo sukrėtimas, aišku, iš gerosios pusės, nes ta oda tokia šokoladinė. Ir mes vaikštom su Žygiu po Maksę molėtuose ir visi žiūri kaip į kokius, nežinau, kaip išrinktieji atrodo kažkokie, nes mes visiškai abu šokoladiniai ten, žodžiu. Bet labai faina buvo tą savaitę, žiauriai pailsėjom, nes iš pradžių buvom gana skeptiški, tas atrodo, kad nusibos čia tas dalykas, ką čia gulėt prie to vandens visą laiką, neįdomu, bet kažkaip pasitaikė labai geras oras
ir tėtis buvo, ir ten giminių vis atvažiuodavo, taip rotacija vyko, vieną dieną vieni atvažiuoja, kitą dieną kiti atvažiuoja, dar draugai mūsų vieni iš geriausių atvažiavo, tai kažkaip labai fainiai pabuvom, pailsėjom, tai tikrai, manau, bandysim ir šią vasarą vėl tą patį daryti. Tik tai svarbiausia su tais orais, nes ką tu ten prie tą ežero veiksi, jeigu blogas oras. Nes ten nėra nei namo kol kas, nieko, tik tai kemperis ir pavėsinė. Nu tai kemperį ten miegot gali, bet kai daug žmonių, tai vis tiek. Man asmeniškai patogiau palapiniai miegot, nes mes turim labai didelę palapinę. O tam kemperį toks, ir šilta, ir tie odai visokie ten iš visur lenda, palapiniai, jie taip paprastai neįlystų, užsitraukia, išsidaužai ten juos ir gali miegot. Ir palapiniai gal biški gal vėsiau miegot, tik tai nebent ryte, jeigu saulė tiesiai šviečia, tada labai labai karšta būna. Bet jo, per lietų, tai ką tu ten paveiksi, visur šlapia purvina, nebent sėdėt pavėsinėje ir gert, bet tai irgi visą savaitę nebusgi taip. Tai va, tai priklauso dažniausiai tik, svarbiausia, kad oras geras būtų, aišku, ir gera kompanija. Ir tada po šitos savaitės jau, buvo toks jausmas, kur norisi tos civilizacijos, nes mes visiškai nei telefonų ten naudojam, nieko. Tokie urviniai žmonės pasidarėm ir norėsi tos civilizacijos, to jau grįžti rutiną tokį į darbą, visą kitą. Tai ir atsimenu, aš grįžau ir aš kiekvieną dieną laukiau to tikro rudens, kad prasidėtų, kad apsiniauktų, kad pradėtų lyt. Tas toks, man nežinau, toks labai nostalgiškas kažkoks jausmas kaip iš filmų. Ir supratau tada, kad šiuo momentu mano mėgstamiausias metų laikas yra ruduo. Ir man tas Helovynas visas, irgi sakau, Helovynas dabar viena iš mėgstamiausių gal švenčių, nes tie filmai, ten apsirengimai visokie, toks emocija to tokia, nemoku paaiškinti. Bet manau, kas norės, tas supras, apie ką aš šneku, nes tikrai manau, kad ne viena aš tokia esu, kur labai nostalgiška ir emociška visų šitų dalykų atžvilgių. Kam įdomu Hollywoodo dramos ir tas P. Diddy dabar tas skandalas, tai žinokit, per GO3 yra padaryta dokumentika apie jį. Tai ganėtinai įdomu, tai jeigu turit GO3, paieškokit ir galit pažiūrėti. Standartiškai prie veidrodžio atsisveikinimas. Tai žodžiu, šią savaitę man labai sudėtingai sekėsi filmuoti, nes tiesiog neišsisaugo video, nenusifilmuoja, neįsikėlė, formatas ne tas, kažkas, visokie dalykai tokie. Tai daug ką nufilmavau, tiesiog nepavyksta įkelti ir padaryti video. Tai šitas video bus tas trumpesnis ir nežinau, gal biškai tiesiog be esmės. Bet, pasirodau tam, kad žinotumėt, kad niekur nedingau, aš ir vis dar čia. Ateinančias dienas, nežinau, rytoj gal kažką gaminsim, tai pasistengsiu nufilmuoti, tada dar tą duoną iškepsiu. Pirmą kartą savo gyvenime kepsiu duoną, tai irgi pasistengsiu nufilmuoti, tai žiūrėsim. Tai ačiū, kad žiūrėjot, buvo gera su jumis pabendrauti ir iki.